Brangios moterys, jūsų vyrų laukia užduotis, kurios pagrindinis herojus yra jo didenybė Kiaušinis. Jo garbei Vilniuje pastatytas netgi paminklas. Ko tik tai mes nedarėme su Kiaušiniu. Ridenome jį su picos dėže, mėtėme į judančius taikinius, o šiandien, gerbiamas laidos režisieriau, aš tau šito neatleisiu. Ir aš kalbu iš tikrųjų labai rimtai, šito aš neatleisiu, tikrai. Šito aš jums tikrai neatleisiu. Kad ir kaip kvailai atrodyčiau, moteris brangiosios, šioje vietoje pademonstruosiu, kokia užduotis laukia jūsų vyrų. Kaip matote, mano rankose, kaip čia dabar pavadinus, keistas 2 kastuvų hibridas, kurio pagalba aš bandysiu numušinėti kiaušinius. Štai čia šiek tiek aukščiau stovi 2 mano puikūs bičiuliai Editas ir Kristis. Jie man ir padavinės kiaušinius. Nu ką, pasiruošę? Nu, metam! Hop! Šalmas pabėgo. Kas čia dabar? Šito neplanavom. Šią 4 pūlę. Andriau, dar liko kiaušinių? Neliko. Tik tais 4 spėjom paleisti. Kas nutiko su šalmu? Atsirišo. Opa, gerai. Čia! Nu, ką? Nebus Velyko, ne? Kas čia? Aš nebematau nieko. Patenkinti, ką? Viskas, gana. Parodžiau, kaip padaryti ir gana. Andriau, nu dar porą. Ne. Andriau, tu esi laidos vedėjas, tu turi tai padaryti. Nu ir ką? Grįžk, tikrai daug nebemesi. Nu, kad atsibodo jau. Tik dėl jūsų, moteris. Čia, dar, davai. Na, duok. Te. Viskas? Tai ką, patenkinti? Moteris, statykit, jeigu jums negaila savo vyro. O aš nutraukiu visas sutartis su jumis. Vsio.